Čia teismo reikia klausti, kokie jų motyvai, ką jie turi. 3 egzemplioriai. Mano nuomonė yra tokia, jau pasakiau, kad jinai sėdi be jokios kalties. O su byla jau pradėjote jūs susipažinti ar dar ne? Pradėjau po truputį susipažinti, bet tik dabar. Tik dabar nežinau, aš pati asmeniškai nežinau. Žiūrėkite, ir tikėjotės, kad jie tikrai padės. Turėjau šiokią tokią viltį, bet žinant mūsų teismų sistemą ir prokurorų darbą, tai realiai turbūt taip ir turėjo baigtis. Žinant, kaip dirba prokurorai ir kam jie dirba. Aš skųsiu. Skųsiu. Rytoj bus pareiškimas politinių kalinių. Prokuroras vis tik sako, kad labai daug yra pramanų, išsigalvota yra, kad ten gali niekas nemušė, kas didelis, nes jau kaip ir baudžiamąjis grasina. Tai panašu, kad grasina. Tai tegu daro tyrimą. Aš prašiau, visur rašiau prezidentė ir Seimo pirmininkė, ir Seimo kontrolierių tarnybai, kad darytų tyrimą iš nepriklausomų žmonių, nepriklausomą komisiją ir nustatytų. Lagerių metų. Čia jokio išsigalvojimo nėra. Kaip jie nori, tai padaroma. Prokuratūra pranešė, kad baigusi ikiteisminį tyrimą, jūs dabar artimieji gali susitikti su įtariamąja. Ar jau reikia tokį prašymą, galbūt domėtis? Tai dar teismai neatiduota byla, aš nežinau, ar galima, dar iki šiol nebuvo galima, visi skundai, visi prašymai pratęsti. Bet ar bandysit susitikti? Be abejo, rašysiu prašymą iš naujo, bet atsakymą jau beveik žinau dabar. Jie tik šitaip pasirašinėja, kad galiu rašyti, kad atsakymas bus neigiamas. O motyvai kokie būna panaudoti? Galiu daryti poveikį, galiu poveikį daryti, kai kalbamasi už stiklinės sienos, per telefoną, kur pasiklausome, tai koks tas poveikis gali būti. Matyt, nenori, kad išaiškėtų tiesa. Tiesa niekam nereikalinga. Žiūrėkite, o vis tik jūs kreipėtės į saugumą, ne pati kreipėtės. Taip. O tai ką jūs rašėte? Ar rašėte ir kreipėtės? Ko jūs prašėte? Kokios pagalbos? Prašėm apsaugoti nuo žmonių, kurie traukia ją į radikalų islamą. Bet pasirodo, kad to radikaliojo islamo tie žmonės ir buvo visi saugumo darbuotojai, mano žiniomis. Taip, nes jais buvo apsupta Eglė ir jai daromas toks spaudimas. Jūs sakėte, kad Eglė mokėjo pinigus. Prašau? Jūs sakėte, kad Eglė mokėjo pinigus. Taip, nuomojama būtą, jai nuomojo būtą, jai už tą būtą apmokėjo, duodavo sąskaitas telefonui papildyti, pastatė tam kompiuterį susirašinėjimą. Žodžiu, viskas saugumo globoj buvo, saugumas atidavė bylą. Sudarymas tada buvo. Apie tai jau daug rašyta. Tai kiek? Sakykite vis tik dar tokį dalyką. Ar jinai nebuvo pasirašysi kokiu nors sutarčių su saugumu? Jinai su saugumu, jinai net neįtarė, kad už tai, kad reikėjo jai tokią bylą padaryti. Reikėjo padaryti matyti tokią bylą, surinkti įkalčius, vesti į jiem naudingas kalbas, o už ką mokėjo pinigus. Jokių būdų jinai nebuvo jokių agentų. Jinai net nežinojo, kad su saugumiečiais turi reikalų, manė, kad su musulmonais. O jūs su kokiu? Visą tą laiką su kokiu? Su saugumiečiais ar irgi manėte, kad Aš su vienu konkrečiai saugumo viršininku. Žinokit, teroristiniu. Kad būtent jie šitaip veikia, aš to nežinojau. Aš tik žinojau, kad ne žmonių negerų, kurių reikia traukti. O kad tai negeri žmonės yra patys saugumiečiai, tai visą tai išaiškėjo vėliau. Tai kiek saugumas galėjo investuoti, tarkim, į šitą? Nežinau, apie finansus nežinau, bet kad matyt gavo gerai, tai užtat ir tos bylos nenutraukė, kad pakankamai O finansų. jūs būtumėte ilgiau visą tai kentėjusi, tylėjusi, jeigu jinai nebūtų išvažiavusi? Bet kokį išvažiavimą. Aš kalbu apie kelionę į Maskvą. Jeigu visą tai būtų tęsiasi toliau, jūs tai būtumėte Šia kelionė nieko dėta, važiavo į normalią ekskursinę kelionę, važiavo pas savo draugę susirašinėjimo, norėjo susitikti. Būtų kaip išvažiavusi, kaip ir sugrįžusi. Ją galėjo sulaikyti Maskvoje, bet žinojau, kad nieko blogo nebus už ko užsikabinti, tai sulaikė čia. O sakyti, iš kur pinigų gavo tą kelionę į Maskvą ir vizą ir pats? Čia apie tai jau buvo rašyta iš Tai kur. gal galit pasakyti? Vis tiek tai kainuoja. Nėra galvos.